Na tai ką, sveiki visi, čia vėl aš Wicked Bunny ir noriu pasveikinti jūs su praėjusiam ir ateinančiam šventėm, tai vat. Aš kadangi toks labai fainas, tai sugebėjau susirgti per kalėdas, tai va dabar šiek tiek gydausi, sloguoju panašiai, gal tiesiog girdisi iš balso. Tai vat, kas dar čia gero, tai vat buvau šiek tiek iš tiesų dingęs ir gan nemažą laiko tarpą, nes iš tiesų prie to prisidėjo mokslai nemažai, tai va teko mokytis ir taip toliau, tai va mažiau laiko teko pasidėti prie to pačio kompo, prie to pačio Netscape'o, tai va taip jau nutiko, kad pagaliau va radau laisvą laiko minutę ir va kažką bandau čia va pakalbėti, tai kas dar čia pas mane geresnio, tai iš tiesų nieko, va šventės sėdžiu ir va kas šiandien gero nutiko, tai va centas įsuko, ištraukė tiksliau ant manęs Black Santa, davė man panešiot, tikra nelendinta, vat, 54 milai, 254 milai, bet kadangi jinai jau nuvertėjus po tiek neina, kiek anksčiau turėjai, tai bandys prakalti šiandien kažkaip, tai vat, žiūrim video, ką aš ale pakėliau per tą laiką ir paskui dar šiek tiek susitiksim vėl. The music and the melody, I can feel it moving through my whole body. Sound, it takes me higher to another place. Lose control of myself when I hear the bass. The music and the melody, I can feel it moving through my whole body. Sound, it takes me higher to another place.
whole body. Sound, it takes me higher to another place. Lose control of myself when I hear the bass. Tai va, tai iš tiesų progreso tikrai pakankamai buvo, tai kaip matot, turiu netgi 2 skill capus, tai turiu fishingo ir craftingo, tai tapau 2 skill capais arčiau savo tikslo, tai progresas iš tiesų yra, tai tikrai per tą laiką buvo daug kitokių pasikeitimų, tai išėjom su dar keliais žmonėmis iš buvusio klano Automax ir perėjom į naują, tai ten va dabar ir sėdim, tai po biškį jau statomės iš tiesų, jau 3 levelio citadelė ir panašiai, tai jau po biškį įsivažiuojam, tai jeigu bus norinčių rašykit arba man, arba centui, arba dar kažkam kitam, nes iš tiesų nėra taip sunku mūsų surasti. Ką aš dar norėjau šitam video paminėti, tai aš tuoj va sustabdysiu video ir parodysiu, tai iš tiesų, kaip man, aš pakėliau fishingą ir aš fishingą ariau tuo sunkiausiu būdu, kur reikėjo arti keliant pasloktėlus, nes man labai patiko ten AFK būt, tai aš jų iš tiesų pagavau nemažai, tai va dabar bandysiu paduoti, čia bus maždaug 1,5 levelio profitus, tai stabdau video ir tuoj pratęsim. Tai va, kaip matot, turiu šiek tiek žuvelių, tai beveik virš 3,5 k, tai bandysim parduoti. Ir drąsiai, žiūrėkit, 12 milų 115 k iš 1,5 levelio kelimo, taigi sakau, čia tikrai gan geri pinigai, tai patarimas, jeigu kelsit nuo 9, tai siūlau kelti ten, pasidaryti tuos divination daiktus, kurie bankina ir tikrai bus pakankamai smagu, nes galėsit pažiūrėti filmus ir serialus ir tikrai daug nesikankins, nes realiai labai AFK metodas. Tai šiam kartui tiek, laukit kitų video, nes kitas video turėtų išeiti tikrai neužilgo laiko tarpo, tai laukite jo. O šiam kartui tiek, iki.